Chiar în această secundă, în timp ce citiți aceste cuvinte, în corpul dumneavoastră se petrec aproximativ 37 de trilioane de reacții chimice pe secundă. Fiecare celulă din corpul dumneavoastră luptă împotriva a ceea ce fizicienii numesc entropia, tendința universului de a aluneca spre haos. Dar iată paradoxul care i-a uimit pe cei mai mari oameni de știință ai secolului 20. Acest haos nu vă distruge. Acest haos vă creează. Chiar acum, în timp ce inima dumneavoastră bate, miliarde de molecule de ATP se descompun în haos și tocmai această descompunere vă menține în viață. Cum este posibil ca dezordinea să creeze ordine? Cum poate haosul să fie forța care construiește galaxii, stele și conștiința dumneavoastră? În anul 1849, un fizician german pe nume Rudolf Clausius a descoperit ceva care părea să condamne universul la moarte. Studiind mașinile cu abur, el a formulat ceea ce astăzi numim al doilea principiu al termodinamicii. Legea spunea simplu: entropia unui sistem izolat crește întotdeauna. Tradus în limbaj comun, înseamnă că universul alunecă inevitabil spre dezordine. O ceașcă de cafea fierbinte se răcește, un castel de nisip se prăbușește, stelele se sting, totul se destramă, totul moare. Dar Clausius nu a văzut întreaga imagine, pentru că în timp ce el scria ecuațiile sale în Germania, undeva în cosmos se petrecea ceva extraordinar. Din nori uriași de gaz și praf, haos pur, se năștea ordine. Gravitația comprima acest haos, temperatura creștea și dintr-o dată, în inima acestui haos comprimat, se aprindea o stea. Cum poate haosul să creeze o stea? Cum poate dezordinea să nască ordine? Răspunsul la acest paradox a venit abia în anul 1944, când un fizician austriac pe nume Erwin Schrödinger a publicat o carte mică numită Ce este viața? Schrödinger a pus o întrebare simplă. Dacă entropia crește întotdeauna, dacă totul alunecă spre haos, atunci cum de există viață? Cum de există structuri complexe ca ADN-ul, creierul, conștiința? El a propus ceva radical. Viața nu luptă împotriva entropiei, viața folosește entropia. Viața se hrănește cu haos. Gândiți-vă la soare. În fiecare secundă, în nucleul soarelui, 600 de milioane de tone de hidrogen se transformă în heliu. Această reacție este haos pur. Atomi care se ciocnesc, se descompun, eliberează energie în toate direcțiile. Entropia soarelui crește enorm. Soarele moare puțin câte puțin în fiecare secundă. Dar tocmai această moarte creează viață pe pământ. Radiația solară ajunge pe pământ. Plantele o captează. Fotosinteza transformă haosul în ordine. Dioxid de carbon și apă devin glucoză și oxigen. Structuri complexe apar din haos. Dar, atenție, și aici este esența, entropia totală a sistemului tot crește. Soarele pierde mult mai multă ordine decât câștigă Pământul. Universul în ansamblu devine mai haotic, dar local, temporar, pot apărea insule de ordine, galaxii, stele, planete, viață, conștiință. Toate acestea sunt insule de ordine într-un ocean de haos crescând. Ludwig Boltzmann, un alt fizician austriac, a înțeles acest lucru profund în anul 1877. El a redefinit entropia, nu ca pe o forță mistică, ci ca pe o măsură a probabilității. Imaginați-vă o cameră cu aer. Toate moleculele de aer ar putea, teoretic, să se adune într-un colț al camerei. Ar fi ordine perfectă. Dar câte sunt șansele? Practic, 0. Este mult mai probabil ca moleculele să fie răspândite uniform, adică în dezordine. Entropia nu este o lege mistică, este pur și simplu probabilitate. Haosul este mai probabil decât ordinea, atât de simplu și totuși atât de profund. Acum imaginați-vă ceva incredibil. Luați tot aurul din universul observabil, aproximativ 100 de miliarde de miliarde de miliarde de tone, puneți-l într-o grămadă uriașă în spațiu. Ce se întâmplă? Gravitația începe să-l comprime. Atomii de aur se ciocnesc, temperatura crește, entropia crește, sistemul devine mai haotic la nivel microscopic. Dar la nivel macroscopic apare o sferă perfectă. Apare ordine din haos. Gravitația transformă dezordinea în structură.
Aceasta este magia universului nostru. Forțele fundamentale, gravitația, electromagnetismul, forțele nucleare, sunt ca niște canale care direcționează haosul. Ele nu opresc creșterea entropiei, ele o folosesc, ele o transformă. În anul 2001, astrofizicianul Charles Lineweaver de la Universitatea Națională Australiană a calculat ceva fascinant. Entropia pe kilogram de materie este mult mai mare într-o stea decât în spațiul gol. Stelele sunt motoare de entropie, ele produc haos, dar tocmai acest haos creează toate elementele chimice din universul nostru. Gândiți-vă la propria dumneavoastră existență. Sunteți făcut din carbon, oxigen, azot, calciu, fier. Fiecare atom din corpul dumneavoastră a fost creat în inima unei stele care a murit. O stea care a crescut entropia universului, o stea care s-a prăbușit în haos. Și din acel haos, supernovă, s-au răspândit în cosmos elementele care vă alcătuiesc. Sunteți literal făcut din haosul stelelor moarte. Sunteți ordine născută din dezordine. Dar cum exact funcționează această transformare? Cum poate haosul să creeze structuri atât de complexe precum ADN-ul sau creierul uman? Răspunsul vine din ceea ce fizicienii numesc sisteme departe de echilibru. Un sistem în echilibru este mort, nimic nu se mișcă, nimic nu se schimbă. O ceașcă de cafea răcită la temperatura camerei este în echilibru. Dar un sistem departe de echilibru, ca Pământul care primește energie de la Soare, poate crea structuri complexe. Ilya Prigojin, chimist belgian de origine rusă, a primit premiul Nobel în anul 1977 pentru descoperirea structurilor disipative. El a arătat că sistemele departe de echilibru pot crea ordine spontană. Luați un lichid încălzit de jos. La început, căldura se răspândește haotic, dar la un anumit punct apar brusc celule de convecție, modele hexagonale perfecte. Ordine din haos, structură din dezordine. Și totul se întâmplă pentru că sistemul disipează energie, crește entropia mediului înconjurător. Viața este o structură disipativă. Dumneavoastră sunteți o structură disipativă. Mâncați alimente, molecule complexe, ordonate. Le descompuneți în molecule simple, haos. Creșteți entropia. Dar în acest proces mențineți structura complexă a corpului dumneavoastră. Mențineți ordinea locală. Plătiți pentru această ordine cu haos exportat în mediul înconjurător. Fiecare respirație pe care o luați crește entropia universului, dar vă menține în viață. Acum să facem un experiment mental. Imaginați-vă că puteți vedea entropia. Fiecare creștere a dezordinii strălucește în roșu. Fiecare scădere locală a dezordinii strălucește în albastru. Priviți Pământul din spațiu. Vedeți soarele strălucind roșu intens. Entropia sa crește enorm. Vedeți radiația solară călătorind prin spațiu, roșu. Dar când ajunge pe Pământ, vedeți pete albastre, păduri, oceane, orașe, viață, insule de ordine. Dar dacă măsurați tot sistemul, Soare plus Pământ, roșul domină. Entropia totală crește. Universul alunecă spre haos. Dar în această alunecare apar structuri miraculoase. Jeremy England, fizician la MIT, a propus în anul 2013 o teorie provocatoare. El sugerează că viața nu este un accident cosmic. Viața este inevitabilă. Când un grup de atomi este bombardat cu energie externă, ca radiația solară, și este înconjurat de un mediu termic, ca oceanul, acești atomi se vor reorganiza pentru a disipa mai eficient energia. Vor crea structuri care cresc entropia mai rapid. Și aceste structuri seamănă cu viața. Viața, în această viziune, este modul universului de a crește entropia mai eficient. Gândiți-vă la implicații. Înseamnă că oriunde în univers există o sursă de energie și un mediu potrivit, vor apărea structuri complexe. Poate nu viață exact ca pe Pământ, dar ceva care se auto-organizează, ceva care creează ordine locală din haos global. Universul nu este ostil vieții. Universul creează viață ca pe o consecință inevitabilă a legilor fizicii. Dar există un paradox și mai profund. De ce există legi ale fizicii? De ce universul urmează reguli?
În anul 1964, fizicianul Eugene Wigner a scris un eseu celebru, Eficacitatea nerezonabilă a matematicii în științele naturale. El se întreba, de ce matematica, creația minții umane, descrie atât de perfect universul fizic? De ce ecuațiile lui Clausius, Boltzmann, Schrödinger funcționează? De ce haosul urmează reguli? Răspunsul poate fi că nu haosul urmează reguli. Regulile apar din haos. Imaginați-vă universul timpuriu, o fracțiune de secundă după Big Bang, energie pură, haos total. Dar chiar și în acel haos, anumite configurații erau mai stabile decât altele, anumite modele persistau și aceste modele au devenit ceea ce numim astăzi legi ale fizicii. Legile nu au fost impuse universului, legile au evoluat din haos. Lee Smolin, fizician teoretician, a propus în anul 1997 ideea de selecție naturală cosmologică. El sugerează că universurile se reproduc prin găuri negre. Fiecare gaură neagră creează un nou univers cu legi fizice ușor diferite. Universurile care produc mai multe găuri negre, deci mai multe universuri descendente, vor domina. Și ce fel de universuri produc multe găuri negre? Universuri care creează stele. Și ce fel de universuri creează stele? Universuri cu legi fizice care permit apariția structurilor complexe din haos. Dacă Smolin are dreptate, atunci universul nostru nu este un accident. Este rezultatul unei evoluții cosmice. Legile fizicii noastre, inclusiv al doilea principiu al termodinamicii, au fost selectate pentru că permit crearea de structuri, pentru că transformă haosul în ordine, pentru că creează galaxii, stele, planete, viață, conștiință. Suntem într-un univers care este optimizat pentru complexitate. Dar să revenim la entropia dumneavoastră personală. În fiecare zi, un adult uman disipează aproximativ 10.000 de kilojuli de energie. Această energie vine din alimente. Alimentele vin din plante sau animale. Plantele vin din fotosinteza solară. Soarele vine din fuziunea nucleară. Fuziunea nucleară vine din gravitația care a colectat hidrogenul primordial. Hidrogenul primordial vine din Big Bang. Sunteți conectat direct la originea universului printr-un lanț neîntrerupt de transformări energetice. Fiecare transformare crește entropia. Fiecare transformare creează mai mult haos. Dar fiecare transformare va aduce mai aproape de existență. Acum gândiți-vă la creierul dumneavoastră. Aproximativ 100 de miliarde de neuroni. Fiecare neuron conectat la mii de alți neuroni. În total, aproximativ 100 de trilioane de conexiuni sinaptice. Fiecare gând pe care îl aveți implică milioane de neuroni care se activează în modele complexe. Fiecare activare consumă energie. Fiecare consum de energie crește entropia. Gândirea dumneavoastră, conștiința dumneavoastră, este un proces care crește haosul universului. Dar tocmai acest proces creează ordinea minții dumneavoastră. Seth Lloyd, profesor la MIT, a calculat în anul 2000 ceva fascinant. Universul este un computer cuantic gigantic. Fiecare particulă elementară procesează informație. Fiecare interacție este o operație de calcul. Și ce calculează universul? Își calculează propria evoluție. Universul se calculează pe sine însuși, iar entropia, haosul, este măsura informației procesate. Cu cât mai multă entropie, cu atât mai multă informație. Cu cât mai mult haos, cu atât mai multă complexitate. Vedeți paradoxul? Haosul nu este opusul informației. Haosul este informație. O carte aranjată perfect pe un raft conține mai puțină informație decât aceeași carte cu paginile amestecate, pentru că trebuie să specificați exact unde este fiecare pagină. Mai multă specificitate înseamnă mai multă informație. Mai multă informație înseamnă mai multă entropie. Haosul și informația sunt două fețe ale aceleiași monede. Și acum ajungem la ceva cu adevărat profund. Dacă haosul este informație și dacă universul crește în haos, atunci universul crește în informație. Universul devine mai complex, mai bogat, mai interesant. Big Bang-ul a fost starea de entropie minimă, totul concentrat într-un punct. Dar era și starea de informație minimă, totul era la fel. Pe măsură ce universul s-a extins, entropia a crescut.
dar a crescut și diversitatea. Galaxii diferite, stele diferite, planete diferite, forme de viață diferite, gânduri diferite. Haosul a creat diversitate. David Deutsch, fizician la Universitatea Oxford, argumentează că universul tinde spre ceea ce el numește cunoaștere. Nu cunoaștere în sensul uman, ci în sensul de structuri care procesează și transformă informație. O stea procesează informație, transformă hidrogen în heliu. O celulă procesează informație, transformă nutrienți în energie. Un creier procesează informație, transformă senzații în gânduri. Universul este o ierarhie de procesoare de informație și fiecare nivel crește entropia. Fiecare nivel creează mai mult haos, dar fiecare nivel creează și mai multă ordine locală. Imaginați-vă acum întregul univers ca pe un organism uriaș. Galaxiile sunt organele sale, stelele sunt celulele sale, planetele sunt moleculele sale, viața este metabolismul său, conștiința este sistemul său nervos emergent și entropia, haosul, este bătaia inimii sale. Fiecare creștere a entropiei este o bătaie de inimă cosmică. Universul nu moare din cauza entropiei. Universul trăiește prin entropie. Dar de ce? De ce universul face asta? De ce există ceva în loc de nimic? De ce haosul creează ordine? Acestea sunt întrebări la care fizica nu poate răspunde încă. Poate nu va putea răspunde niciodată. Dar iată ce știm. Trăim într-un univers unde haosul este creativ, unde dezordinea naște structură, unde moartea stelelor creează viață, unde creșterea entropiei permite existența conștiinței. Aceasta nu este o tragedie cosmică, este un miracol cosmic. Și miracolul continuă chiar acum. În timp ce citiți aceste cuvinte, Soarele transformă 600 de milioane de tone de hidrogen în heliu. Entropia sa crește, haosul cosmic crește, dar tocmai acest haos alimentează fiecare gând din mintea dumneavoastră, fiecare bătaie a inimii dumneavoastră, fiecare respirație. Sunteți o structură temporară de ordine într-un univers de haos crescând, dar nu sunteți victima haosului, sunteți copilul haosului. Sunteți ceea ce haosul creează când are suficient timp și energie. Bet kas nutinka, kai pažvelgiame į chaosą ne kaip į priešą, o kaip į architektą? Kas nutinka, kai suprantame, kad kiekviena jūsų ląstelė yra mažytė entropijos gamykla, kuri kuria tvarką būtent todėl, kad gamina chaosą? Dabar šią akimirką jūsų kūne vyksta kažkas neįtikėtino. Jūsų mitochondrijos, tie maži energetiniai jėgainės kiekviename jūsų ląstelėje, skaido maždaug 10 000 trilijonų ATP molekulių per sekundę. Kiekvienas skilimas yra entropijos padidėjimas, kiekvienas skilimas yra chaosas. Bet būtent šis chaosas palaiko jūsų širdies plakimą. Būtent šis chaosas leidžia jums mąstyti. Kaip tai įmanoma? Atsakymas slypi tame, ką biochemikai vadina laisvąja energija. Kai suvalgote obuolį, jūs nesuvalgote energijos, jūs suvalgote tvarkos. Obuolio molekulės yra sudėtingos organizuotos struktūros. Gliukozė, fruktozė, celiuliozė – visos jos yra mažos entropijos salos. Jūsų virškinimo sistema šią salą sugriauna, ji padidina entropiją. Bet šiame griovimo procese išsiskiria energija, kurią jūsų ląstelės gali panaudoti tvarkos kūrimui. Tai tarsi griaunate namą, kad gautumėte plytų naujam pastatui. Bendras chaosas auga, bet lokaliai atsiranda nauja struktūra. Dabar įsivaizduokite, kad galėtumėte pamatyti šį procesą molekuliniu lygmeniu. Viena gliukozės molekulė patenka į jūsų ląstelę. Ji turi 6 anglies atomus sujungtus į žiedą. Tai tvarka, tai žema entropija. Pirmasis fermentas, heksokinazė, prisijungia prie gliukozės, prideda fosfato grupę. Molekulė tampa nestabili. Prasideda glikolizės kelias – 10 žingsnių, 10 fermentų. Kiekvienas žingsnis šiek tiek padidina chaosą. Kiekvienas žingsnis išskiria šilumą. Kiekvienas žingsnis didina entropiją. Po 10 žingsnių viena gliukozės molekulė tampa 2 piruvatų molekulėmis. Žiedas sulaužytas, tvarka sumažėjo. Bet procese sukurtos 2 ATP molekulės – energijos valiuta, kurią ląstelė gali panaudoti.
Bet tai tik pradžia. Piruvatas patenka į mitochondriją, tą senovinę bakteriją, kuri prieš 2 milijardus metų susijungė su mūsų protėvių ląstelėmis. Mitochondrijoje vyksta Krebso ciklas – 8 žingsniai, 8 fermentai. Kiekvienas žingsnis išskiria elektronus. Šie elektronai keliauja per elektronų transporto grandinę, 4 baltymų kompleksus įterptus į mitochondrijos vidinę membraną. Kiekvienas elektronas krenta žemyn energijos laiptais. Kiekvienas kritimas išskiria energiją. Ši energija išstumia protonus iš mitochondrijos. Susidaro protono gradientas. Daugiau protonų išorėje nei viduje. Ir štai čia įvyksta magija. Yra baltymas, vadinamas ATP sintazė. Jis atrodo kaip mažytis molekulinis variklis. Protonai teka atgal į mitochondriją per šį variklį. Tekėjimas sukasi variklį. Sukimasis keičia baltymo formą. Forma keičiasi 30 kartų per sekundę. Kiekvienas pasikeitimas sujungia ADP ir fosfatą į ATP. Viena gliukozės molekulė galiausiai sukuria 32 ATP molekules. 32 energijos paketai, kuriuos ląstelė gali panaudoti tvarkos palaikymui. Bet kokia kaina? Kiekviena gliukozės molekulė tampa 6 anglies dioksido molekulėmis ir 6 vandens molekulėmis. Sudėtinga struktūra tampa paprastomis molekulėmis. Žema entropija tampa aukšta entropija. Tvarka tampa chaosu. Bet šis chaosas eksportuojamas iš ląstelės. Jūs iškvepiate anglies dioksidą. Jūs išskirkite vandenį. Jūs perkeliate chaosą į aplinką. Ir šis perkelimas leidžia jums išlaikyti vidinę tvarką. Nobelio premijos laureatas Albertas Szent-Györgyi, kuris atrado C vitaminą, kartą pasakė: gyvenimas yra ne kas kita kaip elektronas, ieškantis vietos, kur ilsėtis. Jis turėjo omenyje būtent šį procesą. Elektronai iš maisto molekulių krenta žemyn energijos laiptais. Jie ieško žemiausios energijos būsenos. Jie ieško ramybės. Bet šiame kritimo procese, šiame entropijos didėjimo procese, jie sukuria gyvenimą. Gyvenimas yra ne entropijos priešas. Gyvenimas yra entropijos pasekmė. Dabar pakeliame mastelį. Nuo molekulių prie ląstelių. Nuo ląstelių prie organizmų. Nuo organizmų prie ekosistemų. Kiekvienas lygmuo yra entropijos variklis. Kiekvienas lygmuo didina chaosą. Bet kiekvienas lygmuo kuria ir sudėtingesnės struktūras. Paimkime tropinę lietaus mišką. Kiekvieną dieną, kiekvienas kvadratinis metras miško paviršiaus gauna maždaug 200 vatų saulės energijos. Ši energija yra žemos entropijos. Jie ateina iš karšto saulės paviršiaus, kurio temperatūra 6000 laipsnių. Miškas sugeria šią energiją. Augalai atlieka fotosintezę. Jie sukuria gliukozę ir deguonį iš anglies dioksido ir vandens. Bet kas nutinka su energija? Ji negrįžta į kosmosą tą pačią formą. Ne. Miškas spinduliuoja infraraudonąją šilumą, žemos temperatūros spinduliavimą. Ši šiluma turi daug didesnę entropiją nei pradinė saulės šviesa. Miškas yra entropijos didintojas. Jis paima žemos entropijos energiją ir paverčia ją aukštos entropijos energiją. Bet šiame procese jis sukuria neįtikėtiną sudėtingumą. Tūkstančiai augalų rūšių, milijonai vabzdžių rūšių, tūkstančiai paukščių ir žinduolių rūšių. Visos jos yra tvarkos salos, išlaikomos chaoso srauto. Ekologas Howardas Odumas 90 metais sukūrė koncepciją, kurią jis pavadino Emergy – energijos atmintis. Jis apskaičiavo, kiek saulės energijos reikia sukurti 1 gramą įvairių medžiagų. 1 gramui augalo biomasės reikia maždaug 2000 džiaulių saulės energijos. 1 gramui žolėdžio biomasės reikia maždaug 20 000 džiaulių. 1 gramui plėšrūno biomasės reikia maždaug 200 000 džiaulių. Kiekvienas trofinis lygmuo reikalauja 10 kartų daugiau energijos. Kiekvienas lygmuo didina entropiją 10 kartų labiau. Bet kiekvienas lygmis sukuria sudėtingesnės struktūras. Jūs kaip žmogus esate viršuje šios piramidės. Jūsų kūnas yra rezultatas milijardų metų entropijos didėjimo. Kiekvienas jūsų atomus buvo sukurtas žvaigždėje, kuri padidino visatos entropiją. Kiekviena jūsų molekulė buvo susintetinta procese, kuris padidino aplinkos entropiją. Kiekviena jūsų ląstelė išlaikoma metabolizmo, kuris nuolat didina entropiją. Jūs esate entropijos šedevras.
Jūs esate tai, ką chaosas sukuria, kai turi 4 milijardus metų ir planetą, kuri gauna nuolatinį energijos srautą iš žvaigždės. Bet kaip tiksliai chaosas sukuria tokias sudėtingas struktūras, kaip jūsų smegenys? Kaip atsitiktiniai procesai gali sukurti organą, kuris gali suvokti save patį? Atsakymas yra evoliucija, bet ne tokia, kokią dažniausiai įsivaizduojame. Mes dažnai manome apie evoliuciją kaip apie kovą už išlikimą, bet iš termodinamikos perspektyvos evoliucija yra kažkas kita. Evoliucija yra procesas, kuris kuria struktūras, galinčias vis efektyviau didinti entropiją. Pagalvokite apie pirmasias gyvenimo formas Žemėje, prieš maždaug 3 milijardus 800 milijonų metų. Tai buvo paprastos vienaląstės bakterijos. Jos gyveno vandenyne, kur buvo cheminių medžiagų, kurios galėjo reaguoti ir išskirti energiją. Šios bakterijos buvo kaip maži cheminiai varikliai. Jos sugerdavo medžiagas, jas skaidydavo, didindavo entropiją ir naudodavo išsiskiriančią energiją savo struktūros palaikymui. Bet kai kurios bakterijos tai darė efektyviau nei kitos, kai kurios galėjo greičiau didinti entropiją. Ir šios bakterijos turėjo pranašumą, jos galėjo greičiau daugintis. Paskui prieš maždaug 2 milijardus 400 milijonų metų įvyko kažkas revoliucinio. Kai kurios bakterijos išmoko atlikti fotosintezę. Jos išmoko naudoti saulės šviesą, tą milžinišką žemos entropijos energijos srautą ir paversti ją cheminėmis medžiagomis. Tai buvo proveržis. Staiga gyvenimas turėjo prieigą prie beveik neribotos energijos šaltinio. Bet fotosintezė turėjo šalutinį produktą – deguonį. Ir deguonis buvo nuodai daugeliu ankstyvųjų gyvenimo formų. Jis sukėlė tai, kas vadinama didžiąja oksidacijos katastrofa – masinio išnykimo įvykį prieš 2 milijardus metų. Bet kai kurie organizmai išmoko naudoti deguonį. Jie išvystė aerobinį kvėpavimą – procesą, kuris naudoja deguonį maisto molekulių skaidymui. Ir šis procesas buvo neįtikėtinai efektyvus. Jis galėjo išgauti 15 kartų daugiau energijos iš tos pačios gliukozės molekulės nei anaerobiniai procesai. Tai reiškia, kad aerobiniai organizmai galėjo 15 kartų efektyviau didinti entropiją. Jie galėjo 15 kartų greičiau augti. Jie užvaldė planetą. Paskui atsirado daugialąsčiai organizmai. Ląstelės pradėjo bendradarbiauti. Kai kurios ląstelės specializavosi virškinimui, kitos judėjimui, dar kitos jutimui. Specializacija leido dar efektyvesnį energijos naudojimą, dar greitesnį entropijos didinimą. Ir su kiekvienu evoliucijos žingsniu organizmai tapo sudėtingesni. Ne todėl, kad sudėtingumas yra tikslas, bet todėl, kad sudėtingumas leidžia efektyviau disipuoti energiją, leidžia efektyviau didinti entropiją. Dabar pagalvokite apie jūsų smegenis. Maždaug 100 milijardų neuronų. Kiekvienas neuronas sujungtas su tūkstančiais kitų. Bendras sujungimų skaičius maždaug 100 trilijonų. Šis tinklas sunaudoja maždaug 20 vatų energijos, maždaug 20% viso jūsų kūno energijos suvartojimo, nors smegenys sudaro tik 2% kūno masės. Kodėl evoliucija sukūrė tokį energijos eikvotojišką organą? Todėl, kad smegenys leidžia jums dar efektyviau didinti entropiją. Kaip? Smegenys leidžia jums modeliuoti pasaulį, prognozuoti ateitį, planuoti veiksmus, rasti maisto šaltinius, išvengti pavojų. Visa tai reiškia, kad galite efektyviau išgauti energiją iš aplinkos. Galite medžioti sudėtingesnę grobį, galite auginti sudėtingesnius augalus, galite kurti įrankius, kurie padaugina jūsų galią keisti aplinką. Ir kiekvienas šis veiksmas didina entropiją. Kiekvienas šis veiksmas pagreitina visatos slinkimą į chaosą. Bet kiekvienas šis veiksmas sukuria ir sudėtingesnės struktūras. Antropologas Leslie White'as 1994 metais pasiūlė, kad civilizacijos raidą galima matuoti energijos suvartojimu vienam žmogui. Medžiotojų rinkėjų visuomenės sunaudojo maždaug 2000 kilokalorijų per dieną vienam žmogui, tik maistui. Žemdirbystės visuomenės sunaudojo maždaug 12 000 kilokalorijų, maistas plus mediena šildymui ir gyvuliams. Pramoninės visuomenės sunaudojo maždaug 200 000 kilokalorijų, maistas, šildymas, transportas, gamyba. Šiuolaikinės išsivysčiusios visuomenės sunaudoja maždaug 230 000 kilokalorijų. Kiekvienas civilizacijos žingsnis yra entropijos didėjimo žingsnis. Bet kiekvienas žingsnis sukuria ir sudėtingesnės struktūras.
miestai, technologijas, meno kūrinius, mokslinės teorijas. Visa tai yra tvarkos salos, išlaikomos didėjančio chaoso srauto. Mes deginame iškastinį kurą, molekulės, kurios buvo sukurtos prieš 100 milijonų metų fotosintezės metu. Mes išlaisviname jų energiją, didiname entropiją. Bet šio procesu kūrėme neįtikėtiną sudėtingumą. Bet ar yra riba? Ar yra taškas, kai entropijos didėjimas sustoja kurti tvarką ir pradeda ją griauti? Atsakymas yra taip ir ne. Lokaliai, bet kurioje konkrečioje sistemoje yra riba. Jei per daug padidinate energijos srautą, struktūra subyra. Įkaitinkite baltymą per daug, jis denatūruojasi. Įkaitinkite planetą per daug, ekosistemos žlunga. Bet globaliai visatos mastu nėra ribos. Visata gali toliau didinti entropiją milijardus metų. Ir kol yra energijos srautai, kol yra gradientai, kuriuos galima išnaudoti, atsiranda naujų tvarkos salų. Astrofizikas Freemanas Dysonas 99 metais apskaičiavo, kaip gyvenimas galėtų išgyventi net ir tolimoje ateityje, kai visos žvaigždės bus išdegusios. Jis pasiūlė, kad išsivystę organizmai galėtų sulėtinti savo metabolizmą, mąstyti lėčiau, gyventi šalčiau, naudoti vis mažesnius energijos gradientus. Teoriškai, gyvenimas galėtų tęstis amžinai, net ir visatoje, kuris lenka į šiluminę mirtį. Kol yra bet koks energijos skirtumas, kol yra bet koks gradientas, gyvenimas gali rasti būdą jį išnaudoti, gali rasti būdą sukurti tvarką iš chaoso. Bet kas yra tvarka? Kas yra sudėtingumas? Fizikai bando atsakyti į šios klausimus jau dešimtmečius. Vienas iš įdomiausių atsakymų atėjo iš informacijos teorijos. Klaudas Shannonas 48 metais parodė, kad informacija ir entropija yra glaudžiai susijusios. Iš tikrųjų, jos yra beveik tas pats dalykas. Entropija matuoja neapibrėžtumą. Informacija matuoja tai, kiek reikia žinoti, kad pašalintum neapibrėžtumą. Kuo didesnė entropija, tuo daugiau informacijos reikia sistemai aprašyti. Dabar pagalvokite apie DNR molekulę. Ji turi maždaug 3 milijardus bazių porų žmogaus genome. Kiekviena bazė gali būti viena iš 4 rūšių – A, T, G arba C. Tai reiškia, kad žmogaus genomas turi maždaug 6 milijardus bitų informacijos. 6 milijardai bitų tvarkos. Bet ši tvarka buvo sukurta milijardų metų evoliucijos metu. Milijardų metų entropijos didėjimo metu. Kiekviena mutacija buvo atsitiktinis įvykis – entropijos padidėjimas. Bet natūrali atranka išrinko tas mutacijas, kurios leido efektyviau disipuoti energiją. Rezultatas – neįtikėtinai sudėtinga informacijos struktūra. Ir štai paradoksas – DNR molekulė yra žemos entropijos struktūra, bet informacija, kurią ji koduoja, yra aukštos entropijos rezultatas. Tvarka sukurta iš chaoso, bet ne bet kokio chaoso, iš kryptingo chaoso. Iš chaoso, kuris buvo filtruojamas natūralios atrankos. Iš chaoso, kuris buvo formuojamas energijos srautų. Evoliucija nėra atsitiktinis procesas, tai kryptingas procesas, kryptis nustatyta termodinamikos. Dabar pakeliame mastelį dar kartą. Nuo DNR molekulių prie ekosistemų, nuo ekosistemų prie planetos, nuo planetos prie Saulės sistemos, nuo Saulės sistemos prie galaktikos. Kiekvienas lygmuo yra disipuojanti struktūra, kiekvienas lygmuo didina entropiją, bet kiekvienas lygmuo sukuria ir sudėtingesnės struktūras. Galaktika yra entropijos variklis. Ji paverčia gravitacinę potencialinę energiją į žvaigždžių šviesą. Bet ji taip pat yra struktūra, spiralės rankos, žvaigždžių spiečiai, planetų sistemos. Ir viskas prasidėjo nuo beveik tobulo vienalytiškumo. Pradinė visata maždaug 380 000 metų po didžiojo sprogimo buvo beveik tobulai vienalytė. Temperatūros skirtumai buvo tik maždaug 1/100 000. Bet šie maži skirtumai buvo pakankami. Gravitacija pradėjo juos stiprinti. Tankesnės sritys traukė daugiau medžiagos, tapo dar tankesnės. Formavosi pirmosios struktūros – dujų debesys, kurie vėliau tapo žvaigždėmis. Kiekviena žvaigždė yra entropijos variklis. Ji paverčia branduolinę energiją į šviesą ir šilumą, didina visatos entropiją. Bet ji taip pat yra kūrybinė jėga. Ji sintezuoja naujus elementus – anglį, deguonį, azotą, geležį, visus elementus reikalingus gyvenimui. Ir kai žvaigždė miršta,
Kai jis sprogsta kaip supernova, jie išbarsto šiuos elementus į kosmosą. Iš šio chaoso, iš šio milžiniško entropijos padidėjimo gimsta naujos žvaigždės, naujos planetos, naujas gyvenimas. Mes esame šio proceso dalis. Mes esame būdas, kuriuo visata pažįsta save. Mes esame struktūros, kurios gali suvokti entropiją. Gali suprasti, kad chaosas kuria tvarką. Gali stebėti, kaip visata transformuoja save. Ir šis suvokimas pats yra entropijos padidėjimo rezultatas. Jūsų smegenys, kurios dabar skaito šiuos žodžius, yra 4 milijardų metų entropijos didėjimo produktas. Kiekviena jūsų mintis didina visatos entropiją, bet kiekviena jūsų mintis taip pat yra tvarkos aktas, informacijos kūrimo aktas. Ir štai giliausias paradoksas. Kuo daugiau mes suprantame apie entropiją, tuo labiau suprantame, kad ji nėra mūsų priešas. Entropija yra kūrybinė jėga. Ji yra tai, kas leidžia visatai evoliucionuoti, kas leidžia atsirasti naujoms struktūroms, kas leidžia egzistuoti gyvenimui ir sąmoniai. Be entropijos visata būtų užšalusi tobuloje tvarkoje, nieko nesikeistų, nieko neatsitiktų, nebūtų laiko, nebūtų pokyčių, nebūtų mūsų. Taigi, kai jūs iškvepiate anglies dioksidą, kai jūsų kūnas išskiria šilumą, kai jūsų smegenys sunaudoja energiją mąstymui, neprisiminkite to kaip nuostolį, prisiminkite tai kaip kūrybinį aktą. Jūs didinate visatos entropiją. Bet jūs taip pat esate tvarkos sala. Jūs esate tai, ką chaosas sukuria. Jūs esate gyvas įrodymas, kad entropija nėra pabaiga, entropija yra pradžia. Bet kas nutinka, kai pažvelgėme į patį chaoso šaltinį? Kas nutinka, kai nusileidžiame žemiau atomų, žemiau elektronų į kvantinį lygmenį, kur pati realybė tampa tikimybių banga? Čia, šiame keistame pasaulyje, kur dalelės gali būti dviejose vietose vienu metu, kur stebėjimas keičia stebimą, mes randame giliausią entropijos paslaptį. Mes randame, kad chaosas nėra tik šalutinis efektas. Chaosas yra pačios realybės audinys. Įsivaizduokite vieną elektroną. Jis skrieja per vakuumą, bet kur tiksliai jis yra? Kvantinė mechanika sako, jis nėra niekur konkrečiai. Jis yra visur vienu metu, išsklaidytas kaip tikimybių banga. Tik kai jūs jį išmatuojate, tik kai jūs su juo sąveikaujate, banga, apatinis brūkšnys, QUOTE, apatinis brūkšnys, 1,0, apatinis brūkšnys į konkretų tašką. Prieš matavimą neapibrėžtumas, po matavimo apibrėžtumas. Prieš matavimą maksimali entropija, po matavimo sumažėjusi entropija. Bet čia yra raktas. Matavimas pats yra fizikinis procesas. Jis reikalauja energijos, jis didina entropiją aplinkoje. Jūs sumažinate vienoje vietoje, bet padidinate kitoje. Visada. Werneris Heisenbergas 1927 metais suformulavo savo garsiąją neapibrėžtumo principą. Jis pasakė, negalite vienu metu tiksliai žinoti dalelės padėties ir impulso. Kuo tiksliau žinote vieną, tuo mažiau žinote kitą. Tai nėra techninis apribojimas, tai fundamentali realybės savybė. Ir ši neapibrėžtis yra entropijos šaltinis. Kiekviena kvantinė dalelė yra mažytis neapibrėžtumo šaltinis, mažytis chaoso generatorius. Dabar pagalvokite, jūsų kūnas susideda iš maždaug 7 oktilijonų atomų, tai 7 su 27 nulėmis. Kiekvienas atomas turi elektronus, kurie egzistuoja kvantinėje superpozicijoje. Kiekvienas atomas yra mažytis tikimybių debesis. Jūs nesate kieta apibrėžta struktūra, jūs esate virpanti tikimybių jūra. Kiekviena akimirka, kiekviena jūsų atomo dalis yra šiek tiek neapibrėžta, šiek tiek chaotiška. Ir būtent šis kvantinis chaosas leidžia chemijai veikti. Kaip? Paimkime fermentą, baltymą, kuris pagreitina cheminę reakciją. Klasikinė chemija sako, molekulės turi susidursti su pakankamai energija, kad įveiktų energetinį barjerą. Bet kvantinė mechanika sako, molekulės gali apatinis brūkšnys, quote, apatinis brūkšnys 1,1, apatinis brūkšnys per barjerą. Jos gali praeiti per sieną, kurios klasiškai negali įveikti. Tai skamba neįmanoma, bet tai vyksta milijardus kartų per sekundę jūsų kūne. Protonai tuneliuoja per energetinius barjerus.
Elektronai šoka tarp molekulių kvantiniais šuoliais. Visa jūsų biochemija remiasi kvantiniais efektais. Juditas Klinman, biochemikė iš Kalifornijos universiteto, 1990 metais parodė, kad fermentai naudoja kvantinį tuneliavimą. Ji tyrė fermentą, kuris perkelia vandenilio atomus. Klasiškai šis perkelimas turėtų būti labai lėtas žemoje temperatūroje, bet jie atrado, kad fermentas veikia beveik vienodų greičių net ir šaltyje. Kodėl? Nes vandenilio branduolys, vienas protonas, yra pakankamai lengvas, kad pasireikštų kvantiniai efektai. Jis tuneliuoja per energetinį barjerą. Jis yra dviejose vietose vienu metu, kol apatinis brūkšnys QUOTE, apatinis brūkšnys 1,2, apatinis brūkšnys kur būti. Bet štai paradoksas. Kvantinis tuneliavimas yra atsitiktinis procesas. Jūs negalite tiksliai numatyti, kada jis įvyks. Tai chaosas. Bet šis chaosas yra būtinas gyvenimui. Be kvantinio tuneliavimo daugelis biocheminių reakcijų būtų per lėtos. Jūsų metabolizmas sustotų. Jūsų DNR negalėtų replikuotis. Gyvenimas būtų neįmanomas. Chaosas kvantinėme lygmenyje sukuria tvarką biocheminėme lygmenyje. Dabar pakeliame mastelį. Nuo vieno fermento prie visos ląstelės. Ląstelė yra ne tik cheminis reaktorius, ji yra informacijos procesorius. Ji skaito DNR, ji sintezuoja baltymus, ji reaguoja į signalus. Ir visa ši informacijos apdorojimas vyksta molekuliniu lygmeniu, kur kvantiniai efektai yra svarbus. Kai DNR replikuojasi, kartais įvyksta klaidos. Neteisingas nukleotidas įterpiamas į grandinę. Tai mutacija. Tai kvantinio chaoso rezultatas. Dauguma mutacijų yra neutralios arba žalingos, bet kai kurios, labai retos, yra naudingos. Jos suteikia pranašumą ir natūrali atranka jas išrenka. Evoliucija yra procesas, kuris paverčia kvantinį chaosą į biologinę inovaciją. Atsitiktinės mutacijos, chaosas, sukuria genetinę įvairovę. Natūrali atranka, deterministinis procesas, filtruoja šią įvairovę. Rezultatas – didėjantis sudėtingumas, didėjanti tvarka. Bet visa tai paremta kvantinio chaoso pagrindu. Fizikas Paulis Davisas 1999 metais pasiūlė, kad gyvenimas gali būti kvantinis reiškinys. Jis argumentavo, kad DNR molekulė yra pakankamai maža, kad kvantiniai efektai būtų svarbus. Kad mutacijos gali būti ne tik cheminės klaidos, bet ir kvantiniai įvykiai. Kad evoliucija gali būti procesas, kuris išnaudoja kvantinę neapibrėžtį. Tai vis dar diskutuojama teorija, bet ji rodo kažką svarbaus. Chaosas egzistuoja visuose lygiuose, nuo kvantinio iki kosminio, ir kiekviename lygmenyje jis yra kūrybinė jėga. Dabar pereikime prie dar keistesnio reiškinio – kvantinės painiavos. Albertas Einšteinas tai vadino apatinis brūkšnys, apatinis brūkšnys, apatinis brūkšnys 1,3, apatinis brūkšnys, apatinis brūkšnys. Įsivaizduokite dvi daleles, kurios buvo sukurtos kartu. Pavyzdžiui, du fotonai išspinduliuoti iš to paties atomo. Šios dalelės yra brūkšnelis, 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 alis brūkšnelis, 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 brūkš. Jei išmatuojate vienos dalelės savybę, pavyzdžiui, jos sukimasi, kitos dalelės sukimasis akimirksniu tampa priešingas. Net jei jos yra priešingose visatos pusėse, net jei jokia informacija negali keliauti tarp jų greičiau nei šviesa. Kaip tai įmanoma? Atsakymas yra, kad dalelės nėra atskiri objektai. Jos yra vienos kvantinės sistemos dalys. Jos yra vienos tikimybių bangos dalys.
Kai išmatuojate vieną, visa banga kolapsuoja. Abi dalelės brūkšnelis brūkšnelis, apatinis brūkšnys 1,5, apatinis brūkšnys brūkšnelis savo būsenas vienu metu. Bet čia yra raktas. Prieš matavimą abi dalelės yra maksimaliai neapibrėžtos, maksimaliai chaotiškos. Matavimas sukuria tvarką, bet tik lokaliai. Globaliai entropija vis tiek didėja. Ir štai kur tampa tikrai keista. Kvantinė painiava gali būti naudojama informacijos perdavimui. Kvantiniai kompiuteriai naudoja painiavą skaičiavimams. Kvantinė kriptografija naudoja painiavą saugiam ryšiui. Mes pradedame išnaudoti kvantinį chaosą technologijoms. Mes pradedame naudoti pačios realybės neapibrėžtumą kaip resursą. Chaosas tampa ne problema, kurią reikia išspręsti, bet įrankiu, kurį galima naudoti. Bet ar gyvenimas jau tai daro? Ar biologinės sistemos naudoja kvantinę painiavą? Tai vienas iš karščiausių šiuolaikinės biologijos klausimų. Yra įrodymų, kad fotosintezė, procesas, kuriuo augalai paverčia šviesą į cheminę energiją, naudoja kvantinę koherenciją. Kai fotonas pataiko į chlorofilo molekulę, jis sukuria eksitoną, energijos paketą. Šis eksitonas turi rasti kelią į reakcijos centrą, kur energija bus panaudota. Bet kaip jis randa efektyviausią kelią? Gregorijus Engelis ir jo komanda iš Čikagos universiteto 1906 metais parodė, kad eksitonas egzistuoja kvantinėje superpozicijoje. Jis bando visus galimus kelius vienu metu. Jis yra visur vienu metu. Ir tada jis efektyviausią kelią. Tai tarsi jis gali matyti ateitį, išbandyti visas galimybes prieš nuspręsdamas. Kvantinė mechanika leidžia augalams būti beveik 100% efektyviems energijos perkelime. Chaosas kvantinėme lygmenyje sukuria efektyvumą makroskopinėme lygmenyje. Ar tai vyksta ir jūsų smegenyse? Ar jūsų sąmonė yra kvantinis reiškinys? Rodžeris Penrousas, matematikas ir fizikas, 1990 metais pasiūlė, kad sąmonė kyla iš kvantinių procesų mikrotubulėse, baltymų struktūrose neuronų viduje. Jis argumentavo, kad klasikinė fizika negali paaiškinti sąmonės, kad reikia kvantinės mechanikos, kad jūsų mintys yra kvantinių bangų kolapsų rezultatas. Tai labai kontroversiška teorija. Dauguma neuromokslininkų mano, kad smegenys yra per šiltos, per drėgnos, per chaotiškos, kad kvantiniai efektai būtų svarbus, kad kvantinė koherencija greitai išnyktų. Bet naujausi tyrimai rodo, kad biologinės sistemos gali apsaugoti kvantinę koherenciją ilgiau nei manyta, kad gyvenimas gali būti išmokęs išnaudoti kvantinį pasaulį, kad chaosas kvantinėme lygmenyje gali būti sąmonės pagrindas. Įsivaizduokite, kiekviena jūsų mintis gali būti kvantinių tikimybių bangos kolapsas. Kiekvienas jūsų sprendimas gali būti kvantinis įvykis. Jūs manote, kad turite laisvą valią, kad galite pasirinkti, bet galbūt jūsų pasirinkimai yra kvantiniai įvykiai, fundamentaliai atsitiktiniai, fundamentaliai chaotiški. Ir vis dėlto, ir čia yra paradoksas, šis chaosas sukuria jūsų unikalią asmenybę, jūsų unikalius prisiminimus, jūsų unikalią sąmonę. Dabar pakeliame mastelį dar kartą. Nuo kvantinio chaoso prie kosminio chaoso, nuo elektronų prie juodųjų skylių. Juodoji skylė yra vienas keisčiausių objektų visatoje. Ji yra vieta, kur gravitacija yra tokia stipri, kad net šviesa negali pabėgti. Nieko, kas patenka už įvykių horizonto, negali išeiti. Informacija prarasta, tvarka sunaikinta. Entropija, bet palaukite, kas nutinka su entropija juodojoje skylėje? Stephenas Hawkingas 74 metais padarė stulbinantį atradimą. Jis parodė, kad juodosios skylės turi temperatūrą, jos spinduliuoja, jos lėtai garuoja. Kaip tai įmanoma, jei nieko negali pabėgti? Atsakymas yra kvantinė mechanika. Vakuumas nėra tuščias, jis nuolat kuria dalelių poras, dalelę ir antidalelę, kurios paprastai akimirksniu anihiliuoja. Bet prie įvykių horizonto viena dalelė gali įkristi į juodąją skylę, o kita pabėgti. Juodoji skylė praranda masę, ji garuoja. Bet čia yra paradoksas. Kai juodoji skylė garuoja, kas nutinka su informacija, kuri į ją įkrito? Ar ji sunaikinama? Kvantinė mechanika sako ne, informacija negali būti sunaikinta. Bet bendroji reliatyvumo teorija sako taip. Kas patenka už horizonto, prarasta amžinai. Tai vadinamas juodosios skylės informacijos paradoksu.
ir jis vis dar nėra visiškai išspręstas. Vienas galimas sprendimas – informacija nėra prarasta, ji užkoduota Hawkingo spinduliavime, bet labai chaotiškai. Įsivaizduokite, kad sudeginote knygą. Informacija knygoje nėra sunaikinta, ji tik paversta dūmais, pelenais, šiluma. Teoriškai, jei žinotumėte tikslę kiekvienos dalelės būseną, galėtumėte rekonstruoti knygą. Bet praktiškai informacija yra nepasiekiama, ji paskendusi chaose. Juodoji skylė daro tą patį, ji paverčia tvarką į chaosą, bet chaosas vis dar turi informaciją, tik ji yra maksimaliai išsklaidyta. Leonardas Susskindas, vienas iš stygų teorijos pradininkų, pasiūlė holografinį principą. Jis sako, visa informacija esanti 3 dimensijų tūryje gali būti užkoduota ant 2 dimensijų paviršiaus, kaip hologramoje. Ir juodosios skylės atveju visa informacija, kuri įkrito į skylę, yra užkoduota ant įvykių horizonto. Kai skylė garuoja, ši informacija išsiskiria su Hawkingo spinduliuote. Nieko neprarasta, tik labai, labai chaotiškai užkoduota. Jei tai tiesa, tai turi gilias pasekmes. Tai reiškia, kad visa visata gali būti holografinė projekcija. Kad 3 dimensijos, kuriuose, kaip manote, gyvenate, gali būti iliuzija. Kad tikroji realybė yra dvimatis paviršius, galbūt pačiame visatos pakraštyje. Ir visa tai, ką matote, žvaigždės, planetos, jūsų kūnas, jūsų mintys, yra holografinė projekcija nuo šio paviršiaus. Chaosas ir tvarka, entropija ir informacija, visos jos yra šios projekcijos aspektai. Tai skamba kaip mokslinė fantastika, bet matematika veikia, lygtys sutampa. Ir vis daugiau fizikų priima holografinį principą kaip fundamentalią visatos savybę. Jei jie teisūs, tai keičia viską. Tai reiškia, kad entropija nėra tik termodinamikos koncepcija, ji yra geometrijos koncepcija, paviršiaus ploto koncepcija. Kuo didesnis paviršius, tuo didesnė entropija. Kuo daugiau informacijos gali būti užkoduota, tuo daugiau chaoso gali egzistuoti. Dabar pagalvokite apie visatos evoliuciją šiuo požiūriu. Didysis sprogimas – mažas tūris, mažas paviršius, maža entropija. Visata plečiasi, tūris didėja, paviršius didėja, entropija didėja. Bet paviršiuje, holografinėme ekrane, atsiranda modeliai, struktūros, informacija organizuojasi. Ir šie modeliai yra tai, ką mes vadiname galaktikomis, žvaigždėmis, planetomis, gyvenimu, sąmonė. Mes esame modeliai ant holografinio ekrano. Mes esame tai, kaip informacija organizuojasi didėjančios entropijos fone. Bet ar yra riba? Ar yra maksimali entropija, kurią visata gali turėti? Atsakymas yra taip, teoriškai. Tai vadinama šiluminė mirtis. Tai būsena, kai visa energija yra vienodai paskirstyta, kai nėra gradientų, kai nėra skirtumų, kai nieko nevyksta. Visata tampa milžinišku, šaltu, tuščiu vakumu. Visos žvaigždės išdegusios. Visos juodosios skylės išgaravusios, tik fotonai sklindantys per begalinį erdvę. Maksimali entropija, maksimalus chaosas ir jokios tvarkos. Bet kada tai įvyks? Rodžeris Penrousas apskaičiavo maždaug po 10 pakeltų 110 laipsnių metų. Tai skaičius su 100 nulių. Tai neįsivaizduojamai ilgas laikas. Visatos amžius dabar yra tik 14 milijardų metų, 14 su 9 nulėmis. Iki šiluminės mirties liko laiko, kuris daro dabartinį visatos amžių beveik nuliu. Mes esame pačioje visatos jaunystės pradžioje. Mes esame laikotarpyje, kai chaosas vis dar kuria tvarką, kai entropija vis dar generuoja sudėtingumą. Ir galbūt, tai spekuliatyvu, bet fascinuojančiai, šiluminė mirtis nėra pabaiga, galbūt yra ciklai. Rodžeris Penrousas pasiūlė konforminę ciklinę kosmologiją, idėją, kad po šiluminės mirties visata gali atgimti naujame didžiajame sprogime. Kaip? Kai visata tampa begalinė ir tuščia, kai nebėra masės, kai lieka tik fotonai, laiko sąvoka praranda prasmę. Fotonai nejaučia laiko. Jiems visata gali būti begalinė arba begaliai maža, tas pats. Ir galbūt ši begalinė visata gali tapti nauju didžiuoju sprogimu. Naujas ciklas prasideda, nauja entropijos kelionė, naujas tvarkos kūrimas iš chaoso. Tai tik hipotezė, bet įrodo kažką svarbaus. Chaosas nėra pabaiga, chaosas yra transformacija. Net šiluminė mirtis, maksimalus chaosas, gali būti transformacija į kažką naujo. Entropija nėra priešas, entropija yra procesas,
Procesas, kuris kuria, greuna ir vėl kuria. Amžinas ciklas, amžina transformacija. Ir mes, jūs ir aš, esame šio proceso dalis. Mes esame akimirka šiame cikle. Mes esame struktūros, kurios egzistuoja todėl, kad visata dar nėra pasiekusi maksimalios entropijos. Mes esame tvarkos salos, išlaikomos chaoso srauto. Bet mes taip pat esame stebėtojai. Mes galime suvokti šį procesą. Galime suprasti, kad chaosas kuria mus. Ir šis suvokimas pats yra stebuklas. Sąmonė gimusi iš entropijos. Dabar grįžkime prie pradžios, prie jūsų kūno, prie tų 7 oktilijonų atomų, prie tų 37 trilijonų reakcijų per sekundę. Kiekviena reakcija yra kvantinis įvykis, kiekviena reakcija yra chaoso aktas, bet visos kartu jos sukuria jūs, jos sukuria jūsų širdies plakimą, jūsų kvėpavimą, jūsų mintis, jūsų sąmonę. Jūs esate tai, ką chaosas sukuria, kai turi 4 milijardus metų planetą su energijos srautu ir kvantinė mechanika. Ir štai giliausias paradoksas. Jūs esate laikinas. Jūsų kūnas vieną dieną suirs, jūsų atomai išsisklaidys, jūsų struktūra taps chaosu. Bet šis chaosas nebus pabaiga. Jūsų atomai taps kitų struktūrų dalimi, kiti organizmai juos panaudos, kitos žvaigždės juos sintezuos, kitos galaktikos juos sukurs. Jūs esate ne atskiras objektas, jūs esate srautas, energijos srautas, medžiagos srautas, informacijos srautas. Jūs esate būdas, kuriuo visata transformuoja save. Ir transformacija tęsiasi. Ir dabar, kai skaitote šiuos žodžius, visatoje gimsta naujos žvaigždės, naujos planetos formuojasi, naujos gyvybės formos evoliucionuoja, naujos sąmonės atsiranda. Viskas dėl entropijos, viskas dėl chaoso. Chaosas nėra jūsų priešas. Chaosas yra jūsų kūrėjas. Chaosas yra tai, kas leidžia jums egzistuoti, kas leidžia jums mąstyti, kas leidžia jums suvokti, kad esate chaoso kūrinys. Tai nėra tragedija, tai stebuklas. Stebuklas, kad iš kvantinio chaoso gali gimti sąmonė, kad iš kosminio chaoso gali gimti gyvenimas, kad iš termodinaminio chaoso gali gimti tvarka. Mes gyvename visatoje, kuri yra kūrybinė, kuri transformuoja, kuri amžinai kuria naujus modelius iš chaoso. Ir mes esame vieni iš tų modelių. Mes esame būdas, kuriuo visata pažįsta save. Būdas, kuriuo chaosas tampa sąmoningu. Suprantu puikiai, ką dabar galvojate. Skamba kaip misticizmas, kaip pseudomokslas. Holografinė švisata, sąmonė iš kvantinio chaoso, kosmologiniai ciklai. Tai skamba kaip naujojo amžiaus filosofija, apsirengusi matematinėmis lygtimis. Ir turite teisę būti skeptiški. Mokslas pažengė būtent dėl skepticizmo, dėl reikalavimo įrodymų, dėl atsisakymo priimti gražias idėjas be eksperimentinio patvirtinimo. Taigi pasakykime tai atvirai, dauguma to, ką tik girdėjote, yra teorinė fizika. Tai matematiniai modeliai. Kai kurie iš jų turi eksperimentinius įrodymus, kaip kvantinė koherencija fotosintezėje. Kiti yra spekuliatyvūs, kaip holografinis principas. Dar kiti yra grinai hipotetiniai, kaip ciklinė kosmologija. Bet štai kas svarbu, visi jie remiasi tais pačiais fundamentaliais principais. Tais pačiais principais, kurie paaiškina, kodėl jūsų kava atvėsta, kodėl jūsų automobilis reikalauja kuro, kodėl jūsų kūnas sensta. Antrasis termodinamikos dėsnis – entropijos didėjimas. Tai nėra spekuliatyvu, tai vienas patikimiausių gamtos dėsnių. Nė kartą per visą mokslo istoriją niekas nėra stebėjęs jo pažeidimo. Nė kartą. Kiekvieną kartą, kai kas nors teigia, kad rado perpetuum mobile, amžinąjį variklį, jie klydo. Kiekvieną kartą, kai kas nors teigia, kad gali sukurti tvarką iš nieko, jie praleido paslėptą entropijos kainą. Bet, ir čia yra esmė, antrasis dėsnis nesako, kad tvarka negali atsirasti. Jis sako tik, kad bendra entropija turi didėti. Lokaliai, laikinai, tvarka gali atsirasti. Ir jie atsiranda. Visą laiką, visur. Jūsų kūnas yra įrodymas. Kiekviena gyvybės forma Žemėje yra įrodymas. Kiekviena žvaigždė danguje yra įrodymas. Tvarka atsiranda ne nepaisant entropijos, bet dėl entropijos. Dėl energijos srautų, dėl gradientų, dėl to, kad visata nėra pusiausvyroje. Įsivaizduokite visatą kaip milžinišką upę. Vanduo teka nuo aukštų vietų į žemas, nuo kalnų į jūrą. Tai entropijos didėjimas, energija sklinda, išsilyginimas vyksta.
Bet tekėjimo procese atsiranda sūkuriai, bangos, modeliai, struktūros. Jos nėra pastovios, jos atsiranda ir išnyksta. Bet kol teka upė, kol yra gradientas, jos egzistuoja. Mes esame tokie sūkuriai, laikinos struktūros energijos sraute. Mes egzistuojame todėl, kad visata teka nuo didžiojo sprogimo link šiluminės mirties. Mes esame modeliai šiame tekėjime. Dabar pažvelkime į tai, ką tikrai žinome, ką galime išmatuoti, ką galime patikrinti. Žinome, kad Saulė kiekvieną sekundę paverčia 600 milijonų tonų vandenilio į helį. Galime tai išmatuoti spektroskopiškai. Galime apskaičiuoti energijos išsiskyrimą. Galime patvirtinti, kad Saulės masė mažėja, maždaug 4 milijonai tonų per sekundę virsta gryna energija pagal Einšteino lygtį E = mc². Tai ne teorija, tai faktas. Žinome, kad ši energija keliauja per kosmosą kaip elektromagnetinė spinduliuotė. Žinome, kad maždaug 1–2 milijardų dalis šios energijos pataiko į Žemę. Galime išmatuoti maždaug 1366 vatai per kvadratinį metrą Žemės paviršiaus statmeno Saulei. Tai vadinama Saulės konstanta. Tai ne teorija, tai matavimas. Žinome, kad augalai sugeria šią energiją. Galime išmatuoti fotosintezės efektyvumą. Maždaug 3–6% Saulės energijos paverčiama į cheminę energiją. Galime pasverti biomasę. Galime išmatuoti deguonies gamybą. Galime patvirtinti, kad anglies dioksidas ir vanduo virsta gliukozę ir deguonimi. Tai ne teorija, tai biochemija. Žinome, kad gyvūnai valgo augalus. Žinome, kad jie skaido gliukozę. Galime išmatuoti deguonies suvartojimą. Galime išmatuoti anglies dioksido gamybą. Galime išmatuoti šilumos išsiskyrimą. Galime patvirtinti, kad energija perkeliama iš augalų į gyvūnus, bet ne visa, maždaug 10%. Likę 90% tampa šiluma. Entropija didėja. Tai ne teorija, tai ekologija. Ir žinome, kad jūs esate šios grandinės dalis. Galime išmatuoti jūsų metabolizmą. Galime apskaičiuoti, kiek energijos sunaudojate per dieną. Maždaug 2000 kilokalorijų vidutiniam suaugusiam žmogui. Galime išmatuoti, kiek šilumos išskirkite. Maždaug 100 vatų, kaip šviečianti lemputė. Galime patvirtinti, kad jūsų kūno temperatūra yra aukštesnė už aplinką. Maždaug 37 laipsniai Celsijaus. Jūs esate šilumos variklis. Jūs paimate žemos entropijos energiją, maistą ir išskirkite aukštos entropijos energiją, šilumą. Tai ne teorija, tai fiziologija. Visa tai yra išmatuota, patvirtinta, pakartota milijonus kartų. Tai yra kietas mokslas. Ir viskas rodo tą patį. Entropija didėja. Bet tvarka atsiranda, struktūros formuojasi, gyvenimas klesti. Ne nepaisant entropijos, bet per entropiją, naudojant entropiją, transformuojant entropiją. Dabar pereikime prie to, ko nežinome. Ir tai yra daug. Mes nežinome, kaip tiksliai prasidėjo gyvenimas. Žinome, kad tai įvyko maždaug prieš 3,8 milijonų metų. Žinome, kad tai įvyko vandenyje. Žinome, kad tai įvyko greitai, geologiniu mastu. Galbūt per kelius šimtus milijonų metų po to, kai Žemė tapo pakankamai atvėsusi. Bet nežinome tikslaus mechanizmo. Nežinome, ar tai buvo vienas įvykis, ar daug. Nežinome, ar tai buvo neišvengiama, ar neįtikėtinai reta. Jeremio Inglando teorija, kad gyvenimas yra neišvengiamas termodinaminis rezultatas, yra fascinuojanti, bet ji vis dar nėra visiškai patvirtinta. Yra eksperimentų, kurie rodo, kad molekulės gali spontaniškai organizuotis į sudėtingas struktūras, kai yra bombarduojamos energija. Bet šios struktūros dar nėra gyvenimas, jos nėra replikuojasi, jos nėra evoliucionuoja. Mes vis dar nežinome, kaip peržengti tą ribą nuo cheminės organizacijos iki biologinės replikacijos. Mes nežinome, ar gyvenimas yra unikalus Žemėj. Statistiškai atrodo neįtikėtina. Yra maždaug 200 milijardų žvaigždžių mūsų galaktikoje. Maždaug 2 trilijonai galaktikų stebimoje visatoje. Tai maždaug 400 sekstilijonų žvaigždžių, 4 su 23 nulėmis. Jei tik viena iš milijono žvaigždžių turi planetą su gyvenimu, tai vis tiek būtų 400 septilijonų gyvybės formų. Bet mes dar neradome nė vienos. Mes nežinome, ar esame vieni, ar viena iš milijardų. Mes nežinome, ar sąmonė yra unikali žmogui.
Žinome, kad kiti gyvūnai turi nervų sistemas. Žinome, kad kai kurie, kaip delfinai, drambliai, šimpanzės, rodo sudėtingą elgesį. Bet ar jie turi subjektyvę patirtį? Ar jie jaučia tai, ką mes vadiname aš? Mes nežinome. Mes net nežinome, kaip išmatuoti sąmonę. Mes nežinome, kas ją sukuria. Ar tai tik sudėtingumo rezultatas? Ar reikia kažko daugiau, galbūt kvantinių efektų? Mes nežinome, ar visata yra holografinė. Matematika veikia, lygtis sutampa, bet mes neturime tiesioginio eksperimentinio įrodymo. Mes negalime pamatyti holografinio ekrano. Mes negalime paliesti dvimačio paviršiaus, ant kurio esame užkoduoti. Tai gali būti tiesa. Arba gali būti tik matematinis kuriozas, lygtys, kurios veikia, bet neatspindi realybės. Mes nežinome, ar yra ciklai, ar visata atgims po šiluminės mirties, ar buvo kažkas prieš didįjį sprogimą. Rodžerio Penrauso konfordinė ciklinė kosmologija yra elegantiškas matematinis modelis, bet mes neturime būdo jo patikrinti. Mes negalime pažvelgti už didžiojo sprogimo, mes negalime pamatyti, kas buvo prieš. Galbūt nieko nebuvo, galbūt laikas prasidėjo su didžiuoju sprogimu. Arba galbūt buvo begalė ciklų, mes tiesiog nežinome. Ir štai didžiausias klausimas – kodėl? Kodėl visata egzistuoja? Kodėl yra kažkas, o ne nieko? Kodėl fizikos dėsniai yra tokie, kokie yra? Kodėl antrasis termodinamikos dėsnis veikia? Kodėl entropija didėja? Mokslas gali aprašyti, kaip viskas veikia, bet jis negali atsakyti, kodėl tai veikia. Tai filosofijos teritorija, arba teologijos, arba galbūt tai klausimas, kuris neturi atsakymo. Bet štai ką galime pasakyti. Mes gyvename visatoje, kuri leidžia egzistuoti sudėtingumui, kuri leidžia atsirasti tvarkai iš chaoso, kuri leidžia egzistuoti gyvenimui ir sąmoniai. Tai nėra savaime suprantama. Fizikos dėsniai galėtų būti kitokie. Galėtų būti visata, kur entropija didėja per greitai, jokios struktūros negalėtų susiformuoti. Arba kur gravitacija yra per silpna, jokios žvaigždės negalėtų susidaryti. Arba kur elektromagnetinė jėga yra per stipri, jokie atomai negalėtų egzistuoti. Bet mes esame visatoje, kur visos konstantos yra tinkamos, kur fizikos dėsniai leidžia sudėtingumui atsirasti. Kai kurie fizikai tai vadina antropiniu principu. Idėja, kad visata turi būti tokia, kokia yra, nes kitaip mes nebūtume čia, kad ją stebėtume. Tai tautologija, bet tai taip pat gilus įžvalgas. Mes nesame atsitiktiniai stebėtojai, mes esame visatos produktas. Mes esame tai, ką visata sukuria, kai turi 14 milijardų metų ir tinkamas sąlygas. Ir galbūt, tai spekuliatyvu, yra daugybė visatų, daugybė burbulų su skirtingomis fizikos konstantomis. Dauguma jų yra tuščios, jokio gyvenimo, jokios sąmonės, bet kai kurios, labai retos, turi tinkamas sąlygas. Ir mes esame vienoje iš tų retų visatų. Ne todėl, kad buvome pasirinkti, bet todėl, kad tik tokiose visatose gali egzistuoti stebėtojai. Tai vadinama daugybės visatų hipoteze. Tai ne teorija, tai spekulacija. Bet tai vienas būdas paaiškinti, kodėl mūsų visata yra tokia tinkama. Arba galbūt yra tik viena visata. Ir mes esame neįtikėtinai laimingi. Arba galbūt yra kažkas giliau, kažkoks principas, kurio dar nesuprantame, kuris nustato, kad fizikos dėsniai turi būti tokie, kokie yra. Galbūt yra matematinė būtinybė, galbūt yra metafizinė priežastis, arba galbūt tai tiesiog yra, be priežasties, be paaiškinimo, tiesiog fundamentali realybės savybė. Mes nežinome, ir tai yra gerai, nes nežinojimas yra tai, kas skatina mokslą, kas skatina tyrimus, kas skatina atradimus. Jei žinotume viską, nebūtų ko ieškoti, nebūtų ko atrasti, nebūtų nuostabos, bet mes nežinome. Ir tai reiškia, kad yra dar daug ko sužinoti, dar daug ko atrasti, dar daug ko suprasti. Bet štai ką tikrai žinome. Chaosas kuria tvarką. Entropija leidžia egzistuoti sudėtingumui. Energijos srautai generuoja struktūras. Tai ne filosofija, tai ne misticizmas, tai fizika, tai chemija, tai biologija. Tai yra išmatuota, patvirtinta, pakartota. Tai yra kietas mokslas. Ir tai keičia viską. Tai keičia, kaip žiūrime į gyvenimą. Kaip žiūrime į mirtį, kaip žiūrime į save. Mes nesame atskirti nuo visatos. Mes nesame kovoje su entropija. Mes esame entropijos produktas. Mes esame tai, ką chaosas sukuria. Ir tai nėra tragedija. Tai stebuklas. Pagalvokite apie savo gyvenimą. Kiekvieną dieną jūs valgote.
Kiekvieną dieną jūs kvėpuojate, kiekvieną dieną jūs mąstote. Visa tai yra entropijos didėjimas, visa tai yra chaoso kūrimas, bet visa tai taip pat yra gyvenimas, tai yra patirtis, tai yra sąmonė. Jūs nesate entropijos auka, jūs esate entropijos šedevras. Ir kai jūsų gyvenimas baigsis, o jis baigsis tai neišvengiama, jūsų atomai nedings, jie taps kitų struktūrų dalimi, kiti organizmai juos panaudos, kitos žvaigždės juos sintezuos. Energija, kuri dabar palaiko jūsų širdies plakimą, išsisklaidys. Bet ji neišnyks. Ji taps šiluma, šviesa, judėjimu. Ji taps kitų gyvenimų dalimi, kitų minčių dalimi, kitų sąmonių dalimi. Jūs esate ne atskiras objektas, jūs esate procesas. Energijos transformacijos procesas, medžiagos transformacijos procesas, informacijos transformacijos procesas. Jūs esate būdas, kuriuo visata transformuoja save. Ir kai jūsų konkretus modelis išnyks, transformacija tęsis. Nauji modeliai atsiris, naujos struktūros susiformuos, naujos sąmonės atbus. Tai ne paguoda tiems, kurie bijo mirties, tai ne atsakymas į klausimą apie gyvenimo prasmę, bet tai yra perspektyva. Tai yra būdas matyti save ne kaip atskirą, trapų laikinį dalyką, bet kaip visatos proceso dalį, kaip banga okeane. Banga atsiranda, egzistuoja, išnyksta, bet vanduo lieka. Energija lieka, judėjimas tęsiasi. Ir galbūt, tai spekuliatyvu, bet gražu, sąmonė yra kažkas daugiau nei tik neuronų aktyvacija. Galbūt ji yra fundamentali visatos savybė, galbūt ji yra tai, kaip informacija jaučia save. Galbūt kiekviena struktūra, kuri apdoroja informaciją, turi tam tikrą subjektyvios patirties laipsnį. Galbūt elektronas, krisdamas energijos laiptais, jaučia kažką. Galbūt žvaigždė, sintezuodama elementus, patiria kažką. Galbūt visata pati yra sąmoninga, ne kaip žmogus, bet kaip kažkas daug didesnio. Tai vadinama panpsichizmu. Tai sena filosofinė idėja. Ir kai kurie šiuolaikiniai fizikai, kaip Davidas Chalmers, Giulio Tononi, ją rimtai svarsto. Bet tai ne mokslas. Tai ne teorija, kurią galima patikrinti. Tai filosofinė spekulacija. Galbūt tiesa, galbūt ne. Mes nežinome. Bet štai ką žinome. Jūs esate sąmoningas, jūs patiriate, jūs jaučiate, jūs mąstote. Ir tai yra neįtikėtina, tai yra stebuklas. Kad atomai, beveik tuščia erdvė, elektronai ir branduoliai gali organizuotis į struktūrą, kuri gali suvokti save, kuri gali stebėti visatą, kuri gali suprasti entropiją, kuri gali žinoti, kad ji yra chaoso produktas. Tai yra didžiausias paradoksas. Chaosas sukuria tvarką, kuri gali suprasti chaosą. Entropija sukuria struktūras, kurios gali suprasti entropiją. Visata sukuria sąmonės, kurios gali suprasti visatą. Mes esame būdas, kuriuo visata pažįsta save. Būdas, kuriuo chaosas tampa sąmoningu. Būdas, kuriuo entropija tampa supratimo objektu. Ir galbūt tai yra prasmė. Ne kokia nors išorinė, duota prasmė, ne kažkoks tikslas nustatytas iš anksto, bet prasmė, kuri atsiranda iš paties proceso. Prasmė, kuri yra pats egzistavimas, pats patyrimas, pats suvokimas. Jūs esate visatos būdas patirti save, būdas suvokti save, būdas žinoti, kad jie egzistuoja. Ir tai yra pakankamai. Tai yra daugiau nei pakankamai. Tai yra neįtikėtina. Kad iš didžiojo sprogimo, iš beveik tobulo vienalytiškumo, per 14 milijardų metų entropijos didėjimo atsirado jūs. Struktūra, kuri gali skaityti šiuos žodžius, kuri gali suprasti šias idėjas, kuri gali stebėti šiuo procesu. Chaosas nėra jūsų priešas. Chaosas yra jūsų kūrėjas. Entropija nėra mirtis. Entropija yra gyvenimas. Transformacija nėra pabaiga. Transformacija yra procesas. Amžinas procesas. Procesas, kuris sukūrė jūs, kuris palaiko jūs, kuris tęsis po jūsų. Ir jūs esate šio proceso dalis. Ne auka, ne stebėtojas, bet dalyvis, aktyvus dalyvis, būdas, kuriuo visata transformuoja save. Ir tai, šis suvokimas, šis supratimas, ši perspektyva yra tai, ką mokslas gali duoti. Ne galutiniai atsakymai, ne absoliučią tiesą, bet supratimą, perspektyvą, būdą matyti save kaip visatos dalį, kaip chaoso produktą, kaip entropijos šedevrą, kaip laikinę, bet nuostabią struktūrą energijos sraute. Ir galbūt tai yra pakankamai, galbūt tai yra viskas, ko mums reikia. Ne amžinybė, ne tobulumas, ne galutiniai atsakymai, bet supratimas, perspektyva, nuostaba.
Nuostaba, kad mes egzistuojame, kad chaosas mūsų kūrė, kad entropija mums leidžia gyventi, kad transformacija yra ne pabaiga, bet procesas. Amžinas, kūrybingas, nuostabus procesas. Bet dabar grįžkime namo. Grįžkime į tą akimirką, su kuria pradėjome, į jūsų kūną, į tas 37 trilijonų reakcijų per sekundę, į tą nuolatinį kovą, ar tiksliau ne kovą, bet šokį su entropija. Nes dabar po viso šio kelio, nuo kvantinių bangų iki kosmologinių ciklų, mes galime pamatyti kažką, ko nematėme pradžioje. Mes galime pamatyti, kad tai, ką vadinome kova, iš tikrųjų yra kūryba. Tai, ką vadinome mirtimi, iš tikrųjų yra transformacija. Tai, ką vadinome chaosu, iš tikrųjų yra architektūra. Įkvėpkite. Dabar. Giliai. Pajuskite, kaip oras užpildo jūsų plaučius. Maždaug 0,5 litro oro. Maždaug 10 sekstilijonų deguonies molekulių. Kiekviena molekulė 2 deguonies atomai sujungti dvigubų ryšių. Šis ryšys yra tvarka. Žema entropija. Bet kai ši molekulė pasieks jūsų mitochondriją, šis ryšys bus sulaužytas. Deguonis prisijungs prie vandenilio. Susidarys vanduo. Entropija padidės. Chaosas išaugs. Bet būtent šis chaosas sukurs ATP molekulę. Būtent šis chaosas palaikys jūsų širdies plakimą dar 1 sekundę. Dabar iškvėpkite. Pajuskite, kaip oras palieka jūsų kūną. Maždaug 0,5 litro. Bet dabar jis kitoks. Dabar jame yra anglies dioksidas. 3 atomai, 1 anglis, 2 deguonys, sujungti į tiesinę molekulę. Tai chaosas, aukšta entropija. Tai jūsų metabolizmo atliekos. Bet šios atliekos nėra beprasmės. Kažkur, galbūt už kelių kilometrų, medis sugeria šią molekulę. Fotosintezė ją paverčia gliukozę. Chaosas tampa tvarka. Jūsų iškvėpimas tampa kito organizmo gyvenimu. Tai yra ciklas. Neuždaras ciklas, entropija vis tiek didėja, saulė vis tiek miršta, bet tai ciklas, kuris transformuoja, kuris perduoda, kuris jungia. Jūs nesate atskiras nuo medžio, jūs nesate atskiras nuo saulės, jūs nesate atskiras nuo žvaigždės, kuri prieš 5 milijardus metų sprogdama išbarščiusi anglį, dabar esanti jūsų kūne. Jūs esate šio ciklo dalis, šios transformacijos dalis, šio amžino chaoso šokio dalis. Filosofai tūkstantmečius ginčijosi apie realybės prigimtį. Herakleitas, graikų filosofas, gyvenęs prieš 2500 metų, pasakė: pantarei, viskas teka. Jūs negalite įžengti į tą pačią upę 2 kartus, nes nei upė, nei jūs nesate tie patys. Jis matė, kad realybė yra ne daiktas, bet procesas, ne būsena, bet transformacija, ne tvarka, bet nuolatinis judėjimas. Bet jo amžininkas Parmenidas nesutiko. Jis sakė: pokytis yra iliuzija, realybė yra amžina, nekintama, tobula. Tvarka yra fundamentali, chaosas yra tik paviršinis reiškinys. Ir šis ginčas tęsiasi 2,5 tūkstantmečio. Platonas ieškojo tobulų formų, Aristotelis ieškojo galutinių priežasčių. Viduramžių scholastai ieškojo dieviškos tvarkos. Visi jie tikėjo, kad realybė turi būti tvarkinga, kad chaosas yra anomalija, kad entropija yra problema, kurią reikia išspręsti. Bet dabar mes žinome, kad Herakleitas buvo teisus. Viskas teka, viskas transformuojasi, viskas keičiasi. Ir šis pokytis nėra iliuzija, šis pokytis yra realybės esmė. Antrasis termodinamikos dėsnis nėra kliūtis, tai yra variklis. Tai yra tai, kas leidžia visatai evoliucionuoti, kas leidžia atsirasti naujumui, kas leidžia egzistuoti gyvenimui. Budistai tai suprato intuityviai prieš 2,5 tūkstantmečio. Jie mokė aničia, nepastovumo, kad viskas, kas atsiranda, išnyksta, kad prisirišimas prie pastovumo sukelia kančią, kad išsivadavimas ateina iš priėmimo, kad viskas keičiasi. Jie nežinojo apie entropiją, jie nežinojo apie termodinamiką, bet jie suprato kažką gilų apie realybės prigimtį, kad pokytis nėra problema, pokytis yra tiesa. Daoistiškoji filosofija mokė wu wei, nesipriešinimo, kad reikia tekėti su gamta, ne prieš ją, kad vanduo, minkščiausias dalykas, galiausiai nugali akmenį, kiečiausią dalyką, ne per jėgą, bet per nuolatinį tekėjimą. Jie matė, kad chaosas nėra priešas, chaosas yra mokytojas, kad tvarka, kuri priešinasi pokyčiui, yra trapi. Bet tvarka, kuri teka su pokyčiu, yra atspari. Ir dabar mokslas patvirtina šias senovinės įžvalgas. Ne mistiškai, ne metafiziškai,
bet matematiškai, fiziškai, eksperimentiškai. Mes galime išmatuoti entropiją, galime apskaičiuoti energijos srautus, galime patvirtinti, kad struktūros, kurios geriausiai išgyvena, yra ne tos, kurios priešinasi pokyčiui, bet tos, kurios naudoja pokytį, kurios transformuoja chaosą į tvarką, kurios teka su entropijos srautu. Jūsų kūnas tai daro kiekvieną sekundę, kiekvieną akimirką jūsų ląstelės miršta ir atgimsta. Maždaug 2 milijonai raudonųjų kraujo kūnelių sunaikinami ir pakeičiami kiekvieną sekundę. Maždaug 30 000 odos ląstelių nusluojama kiekvieną minutę. Per 7 iki 10 metų beveik kiekvienas atomas jūsų kūne bus pakeistas. Jūs nesate tas pats žmogus, kuris buvote prieš 10 metų, pažodžiui. Jūsų atomai yra skirtingi, bet jūsų modelis išlieka, jūsų struktūra tęsiasi. Jūs esate ne daiktas, bet procesas. Ne objektas, bet transformacija. Ir tai kelia giliausią klausimą, kas yra jūs? Jei kiekvienas jūsų atomas keičiasi, kas išlieka? Jei jūsų kūnas yra nuolatinis srautas, kur yra jūsų tapatybė? Filosofai tai vadina Tesėjo laivo paradoksu. Jei pakeičiate kiekvieną laivo lentą, ar tai vis dar tas pats laivas? Jei pakeičiate kiekvieną savo kūno atomą, ar jūs vis dar esate tas pats žmogus? Atsakymas yra, jūs esate ne atomai, jūs esate modelis, jūs esate informacija, jūs esate būdas, kuriuo atomai yra organizuoti. Ir šis modelis gali išlikti net kai atomai keičiasi, kaip banga vandenyje. Vandens molekulės juda aukštyn ir žemyn, bet banga juda į priekį. Banga yra ne molekulės, banga yra modelis, judėjimo modelis, energijos modelis, informacijos modelis. Jūs esate tokia banga, banga entropijos sraute. Banga, kuri atsiranda, kai energija teka per medžiagą. Banga, kuri išlieka, kol yra srautas. Bet kai srautas sustoja, kai jūsų širdis nustoja plakti, kai jūsų plaučiai nustoja kvėpuoti, kai jūsų smegenys nustoja mąstyti, banga išnyksta. Ne atomai, atomai lieka, bet modelis, tai kas buvo jūs, išsisklaidžia. Ar tai tragedija, ar tai baimės priežastis? Galbūt, bet galbūt ne. Nes banga, kuri išnyksta, nepalieka vandenyno tuščio. Jos energija perduodama kitoms bangoms. Jos judėjimas tęsiasi kitomis formomis. Ir jūsų atomai, jūsų anglis, jūsų deguonis, jūsų azotas taps kitų bangų dalimi, kitų modelių dalimi, kitų gyvenimų dalimi. Karlas Saganas, astronomas ir mokslo populiarintojas, kartą pasakė, mes esame būdas, kuriuo kosmosas pažįsta save. Jis turėjo omenyje, kad sąmonė nėra atskirta nuo visatos. Sąmonė yra visatos savybė. Būdas, kuriuo medžiaga organizuota tam tikrų būdų, gali suvokti save. Būdas, kuriuo visata gali žvelgti į save ir stebėtis. Bet mes galime eiti dar toliau. Mes esame ne tik būdas, kuriuo visata pažįsta save. Mes esame būdas, kuriuo visata transformuoja save. Kiekviena jūsų mintis keičia jūsų smegenų struktūrą, kiekvienas jūsų veiksmas keičia pasaulį, kiekvienas jūsų kvėpavimas keičia atmosferą. Jūs nesate pasyvus stebėtojas, jūs esate aktyvus dalyvis, jūs esate visatos transformacijos agentas. Ir štai paradoksas, jūs esate mažytis. Vienas žmogus iš 8 milijardų, viena planeta iš septilijonų, viena žvaigždė iš sekstilijonų. Jūsų gyvenimas yra akimirka kosminėme laike. Jūsų kūnas yra dulkelė kosminėme erdvėje. Bet jūs taip pat esate visata. Kiekvienas jūsų atomas buvo sukurtas žvaigždėje. Kiekviena jūsų molekulė nešioja 4 milijardų metų evoliucijos istoriją. Kiekviena jūsų mintis yra 14 milijardų metų kosminio vystimosi rezultatas. Jūs nesate atskiras nuo visatos. Jūs esate visatos dalis. Nemaža dalis, nereikšminga dalis. Bet dalis, kuri gali suvokti visumą, dalis, kuri gali suprasti savo vietą, dalis, kuri gali stebėti savo egzistavimu. Ir tai daro jūs unikalų. Ne todėl, kad esate atskiras, bet todėl, kad esate sąmoningas. Bet kas yra sąmonė? Mes vis dar nežinome. Mes žinome, kad ji koreliuoja su smegenų aktyvumu, žinome, kad ji reikalauja sudėtingos nervų sistemos, žinome, kad ji gali būti pakeista cheminėmis medžiagomis, traumomis, ligomis, bet mes nežinome, kaip subjektyvi patirtis, kaip jaučiasi būti, atsiranda iš objektyvių neuronų aktyvacijų. Tai vadinama sunkiaja sąmonės problema ir ji vis dar neišspręsta. Galbūt sąmonė yra emergentinė savybė,
Galbūt jie atsiranda, kai sistema pasiekia tam tikrą sudėtingumo lygį, kaip skystumas atsiranda iš vandens molekulių. Jokia atskira molekulė nėra skysta, bet milijardai molekulių kartu jos sukuria naują savybę. Galbūt sąmonė yra tokia savybė, neesanti jokiame neurone, bet atsirandanti iš milijardų neuronų sąveikos. Arba galbūt sąmonė yra fundamentalesnė, galbūt ji yra ne tik smegenų produktas, bet visato savybė. Galbūt kiekviena sistema, kuri apdoroja informaciją, turi tam tikrą sąmoningumo laipsnį. Galbūt elektronas, pasirenkantis, kurią kvantinę būseną užimti, turi mažyti subjektyvios patirties kibirkštę. Galbūt visata pati yra sąmoninga, ne kaip žmogus, bet kaip kažkas daug didesnio ir keistesnio. Tai spekuliatyvu, tai filosofija, ne mokslas, bet tai rodo kažką svarbaus. Mes nežinome visko. Mes nežinome net pačių fundamentaliausių dalykų apie save, apie sąmonę, apie subjektyvę patirtys, apie tai, kodėl yra kažkas, kaip jaučiasi būti manimi, o ne tik neuronų aktyvacija. Ir galbūt mes niekada nesužinosime. Galbūt kai kurie klausimai yra už mokslo ribų. Ne todėl, kad mokslas yra silpnas, bet todėl, kad kai kurie klausimai yra ne apie tai, kaip veikia pasaulis, bet apie tai, kaip jaučiasi būti pasaulyje. Ir jausmas, subjektyvi patirtis, gali būti nepasiekiamas objektyviam matavimui. Bet štai ką žinome, jūs jaučiate, jūs patiriate, jūs esate sąmoningas ir tai yra neįtikėtina. Kad atomai, beveik tuščia erdvė, gali organizuotis į struktūrą, kuri gali žinoti, kad jie egzistuoja, kuri gali stebėti savo egzistavimu, kuri gali klausti, kodėl jie egzistuoja. Ir galbūt klausimas yra svarbesnis už atsakymą. Galbūt stebėjimasis yra svarbesnis už supratimą. Galbūt nuostaba, ta jausena, kurią jaučiate, kai suvokėte, kad esate chaoso produktas, kad entropija jūs sukūrė, kad transformacija yra ne pabaiga, bet procesas. Galbūt ši nuostaba yra pati prasmė. Ne kokia nors išorinė prasmė, ne kažkoks tikslas nustatytas iš anksto, bet prasmė, kuri atsiranda iš paties patyrimo. Prasmė, kuri yra pats stebėjimasis, pats suvokimas, pats žinojimas, kad egzistuojate, kad esate dalis kažko didesnio, kad esate banga amžinoje transformacijoje. Prisimenate, kai pradėjome? Prisimenate tas 37 trilijonų reakcijų per sekundę? Prisimenate tą paradoksą, kad chaosas jūs kuria, negriauna? Dabar mes galime pamatyti, kad tai ne paradoksas, tai tiesa. Giliausia tiesa apie realybę, kad chaosas yra ne priešas, bet architektas, kad entropija yra ne mirtis, bet gyvenimas, kad transformacija yra ne pabaiga, bet procesas. Ir jūs esate šio proceso dalis. Ne auka, ne stebėtojas, bet dalyvis, aktyvus, sąmoningas, stebintis dalyvis. Jūs esate būdas, kuriuo visata pažįsta save. Būdas, kuriuo chaosas tampa sąmoningu. Būdas, kuriuo entropija tampa supratimo objektu. Įkvėpkite dar kartą. Pajuskite tą orą, tas 10 sekstilijonų molekulių. Jos buvo žvaigždėse, jos buvo vandenyse, jos buvo kituose organizmuose. Dabar jos jūsų kūne. Už akimirkos jos bus vėl išorėje, taps kitų gyvenimų dalimi, kitų transformacijų dalimi. Jūs nesate atskiras nuo šios srauto, jūs esate šis srautas. Ir kai jūsų konkretus modelis išnyks, o jis išnyks, tai neišvengiama, srautas tęsis, transformacija tęsis, nauji modeliai atsiris, naujos bangos susidarys, naujos sąmonės atbus. Ne jūs, jūsų unikalus modelis bus prarastas, bet kažkas naujo, kažkas, ko dar nebuvo. Ar tai paguoda? Galbūt ne. Galbūt jūs norite būti amžinas, galbūt jūs norite, kad jūsų konkretus modelis išliktų amžinai. Bet galbūt amžinybė būtų prakeikimas. Galbūt tai, kas daro gyvenimą vertingą, yra būtent jo laikinumas, tai, kad jis pasibaigs, tai, kad kiekviena akimirka yra unikali, nepakartojamai, brangiai. Romėnų imperatorius Markas Aurelijus, gyvenęs prieš 2000 metų, rašė: žvelk į žvaigždes ir įsivaizduok save tekant su jomis. Jis suprato, kad mes esame neatskiri nuo kosmoso, kad mūsų gyvenimas yra kosminio tekėjimo dalis, kad priešinimasis šiam tekėjimui sukelia kančią, bet priėmimas, supratimas, kad esame banga, ne akmuo, sukelia ramybę. Ir galbūt tai yra išmintis, nežinojimas visų atsakymų, nesupratimas visų paslapčių, bet priėmimas. Priėmimas, kad esame laikini,
kad esame transformacijos dalis, kad chaosas mus sukūrė ir chaosas mus išsklaidys. Bet tarp šių dviejų akimirkų, tarp atsiradimo ir išnykimo, yra gyvenimas, yra patirtis, yra sąmonė. Yra stebėjimasis. Ir galbūt to pakanka. Galbūt tai yra viskas, ko mums reikia. Ne amžinybė, ne tobulumas, ne galutiniai atsakymai, bet akimirka. Ši akimirka. Dabar. Kai jūs kvėpuojate, kai jūs mąstote, kai jūs suvokiate, kad esate gyvas, kad esate sąmoningas, kad esate chaoso šedevras. Visata yra 14 milijardų metų. Jūs gyvensite galbūt 80 metų. Tai yra 175 milijonų dalis visatos amžiaus. Jūs esate akimirka. Trumpa, praeinanti, laikina akimirka. Bet jūs taip pat esate stebuklas, nes šioje akimirkoje, šioje trumpoje, laikinoje egzistencijoje visata gali pažinti save, gali suvokti save, gali stebėti savimi. Ir kai jūsų akimirka pasibaigs, visata tęsis. Kitos akimirkos ateis, kitos sąmonės atbus, kiti stebuklai įvyks, ne tokie patys, niekada tokie patys, bet nauji, visada nauji, nes chaosas niekada nesikartoja, transformacija niekada negrįžta. Srautas visada teka į priekį. Tai nėra tragedija, tai yra grožis. Grožis, kad kiekviena akimirka yra unikali, kad kiekvienas gyvenimas yra nepakartojamas, kad kiekviena sąmonė yra nauja visatos patirtis. Jūs niekada nebuvote anksčiau, jūs niekada nebūsite vėl, bet dabar šią akimirką jūs esate. Ir tai yra pakankamai, tai yra daugiau nei pakankamai, tai yra viskas. Taigi, kai jūs iškvepiate anglies dioksidą, kai jūsų kūnas išskiria šilumą, kai jūsų smegenys didina visatos entropiją, neprisiminkite to kaip nuostolį, prisiminkite tai kaip dovaną. Dovana visatai, dovana transformacijai, dovana chaosui, kuris jūs sukūrė ir kuris jūs priims atgal. Jūs esate ne entropijos auka, jūs esate entropijos šedevras. Jūs esate tai, ką chaosas sukuria, kai turi 14 milijardų metų ir tinkamas sąlygas. Jūs esate gyvas įrodymas, kad entropija nėra pabaiga. Entropija yra pradžia. Pradžia visko, pradžia jūsų, pradžia stebuklo ir stebuklas tęsiasi. Kiek dabar, šią akimirką. Kai jūsų širdis plaka, kai jūsų plaučiai kvėpuoja, kai jūsų smegenys skaito šiuos žodžius ir suvokia, kad chaosas, tas baisus, neišvengiamas, visagalis chaosas, iš tikrųjų kuria jūsų pasaulį. Ne nepaisant jūsų, bet per jūs. Kaip jūs? Jūs esate chaosas tapęs sąmoningu. Entropija tapusi gyva. Transformacija tapusi stebėjimusi. Ir tai, šis suvokimas, šis supratimas, ši nuostaba yra didžiausias paradoksas. Kad chaosas gali suprasti save, kad entropija gali žinoti apie save, kad transformacija gali stebėti savimi. Jūs esate tas paradoksas. Gyvas, kvėpuojantis, mąstantis paradoksas. Ir tai yra